Labą dieną, mano vardas Vaida ir šiandien kalbėsime apie technologijas. Ne tik kalbėtis, bet ir apžiūrėti inovacijų technologijų kviesime gegužės 27 dieną į KTU Santakos slėnį Kaune, kadangi čia vyks bene ilgiausiai Lietuvoje organizuojama inovacijų paroda Technorama, kurios metu susirenka apie 70 įvairiausių inovacijų, o parodą aplanko per 1000 dalyvių. Registruotis į Technoramą galite jau dabar. Registracija atvira iki gegužės 11 dienos. O dalyvauti tikrai verta, kadangi dalyvių laukia ne tik vertingas grįžtamasis ryšys, bet ir įspūdingas prizinis fondas, kuris jau pasiekė 9000 eurų. Tad registruokitės ir susitinkame Technoramoje. Na, o šiandien kalbėsime apie tai, be ko negali gyventi nei vienas iš mūsų, apie vandenį, o jei tiksliau apie vandens technologijas, kurios gali padėti suprasti mūsų supančią aplinką, o kartais netgi keisti geopolitinę situaciją. Ir šią temą naviguoti mums padės KTU cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedros docentė daktarė Inga Urnežaitė. Sveiki, Inga. Sveiki. Prieš keletą metų su jūsų kolega Dainiumi kalbėjau apie orą valančias technologijas. Ir tada tema, prisimenu, vadinosi svarbios kaip oras, oro technologijos. Tai manau simboliška būtų pradėti su jumis kalbėti ir sakyti vandens technologijos svarbios kaip vanduo. Ir mes, kai kalbame apie vandens technologijas, dažnam vis dar gali į galvą ateiti, kas pirmiausia, tai vandens šiaupas, galbūt kažkokie vamzdžiai, tokie tradiciniai dalykai, jeigu taip galiu pasakyti. Bet žmogui, kuris niekada šioje srityje nėra buvęs, nežino, kas yra vandens technologijos, kaip jūs tai paaiškintumėt? Apie ką mes kalbame, kai kalbame apie vandens technologijas? Na, iš tikrųjų, vanduo kiekvienam atrodo visiškai įprastas dalykas, rytą pradedam atsisukę vandens čiaupą, ar ne? Bet vandens technologijos apima begalę skirtingų technologijų ir sprendimų skirtų įvairiausiams dalykams, nuo vandens išgavimo iki patiekimo, išvalymo ir įvairiausių situacijų sprendimo tiek vandentiekio, tiek nuotekų surinkimo sistemose. Tai iš tikrųjų technologijos neapsiriboja tik tai nuotekų valymo įrenginukų galbūt mūsų kieme ar tai miesto pakraštyje, bet tai yra labai didelė infrastruktūra skirta tam, kad mes galėtume saugiai naudoti vandenį ir kuo mažiau užteršti aplinką. Ir jūs paminėjote apie vandens valymą, tai aš iškart einu prie klausimo apie vandens taršą, kuris irgi yra vienas aktualiausių, kalbant apie vandens technologijas. Ir vandens tarša tai jau seniai nebėra tai, ką mes galime pamatyti akimis, įvairios šiukšlės plaukiojančios ar naftos dėmės ir panašiai. Ir dažniausiai dabar eteryje yra, jeigu kalbame apie vandens taršą, įvairūs mikroplastikai, kuriuos sugaudyti, aš manau, yra kur kas sunkiau negu tas šiukšlės, kurias mes matome plika akimi. Ar šiuolaikinės technologijos jau yra pajėgios būtent pagauti tuos nematomus priešus, tokius kaip mikroplastikai, galbūt vaistų atliekos ir panašiai, ir ar Lietuvoje turime šias technologijas? Tai iš tikrųjų, labai teisingai sakote, kuo mažiau matome, tuo sunkiau tuos dalykus iš vandens išimti, vandenį išvalyti. Tai technologijų tokių tikrai yra. Ir pašalinti iš vandens tiek tos vadinamus mikroteršalus, kaip mes bendrai vadiname, farmacinės medžiagas, įvairios kosmetikos priemonių likučius, pesticidus ir kitus junginius, bei mikronanoplastikas, kuris irgi šiandieną yra problema. Taip, technologijos yra, jos tampa vis labiau prieinamos ir pagal naująją miestų nuotekų valymo direktyvą iki 2045 metų didžiuosiuose Europos miestuose turės atsirasti tokios valymo technologijos jau pramoninėme lygmenyje. Na, o kol kas šiai dienai Lietuvoje mes turim daugiau galbūt bandymų stadijoje, turim tokių projektinių prototipų, kurie yra išbandomi ir Kauno mieste buvo neseniai testuojamas projekto metu pagamintas ketvirtinio valymo įrenginys. Būtent ketvirtinis valymas yra vadinamas tas mikroteršalų ir mikroplastikų pašalinimas. Na ir aišku, galim džiaugtis, kad prieš 2 metus, 2024 metais Vilniaus
nuotekų valiklą, įsidegė mikrofiltravimo technologiją, irgi būtent skirta labai mažų priemaišų pašalinimui. Tai apie 12 mikrometrų daleles gali nufiltruoti tas filtras. Jeigu bandytume lyginti, tai yra keletą kartų mažesnės dalelės negu plauko storis, tai tikrai plika akimi jų negalime matyti. Na, o kaip ir minėjau, netgi ir sąsajoje su Europos naujais teisės aktais, tos technologijos labai stipriai ir intensyviai vystosi tiek mokslinėme, laboratorinėme lygmenyje, tiek ir jau išbandant prototipus ar tai technologijas. Europoje tikrai jau tų pavyzdžių yra, kad ketvirtinės technologijos būtų taikomos. Vokietija, Šveicarija yra vieni iš lyderių. Mes kalbame vėlgi, vanduo ir nuotekos yra labai du susiję dalykai ir kai sakome apie šios laikus, kai kalbame, tai sakome, kad duomenys yra šių laikų auksas. Aš jau minėjau ir praėjusiuose pokalbiuose, įvairiose srityse duomenys yra labai svarbus. Tai būtent iš nuotekų, kokius duomenis mes galime išskaityti. Aš žinau, kad COVID laikotarpiu Europos komisija buvo rekomendavusi Europos šalims tiesiog testuoti, žiūrėti duomenis, kuriuos gauna iš vandens ir taip sekti paties viruso plitimą. Kokius dar duomenis galime išskaityti iš nuotekų ir apskritai, kaip tie duomenys gali formuoti įvairias sritis, galbūt suteikti informacijos ir keisti jau visai nesusijusių sričių elgseną ir būseną? Iš tikrųjų, gerai sakote, ne? Nuotekos gali būti mums toks papildomas duomenų šaltinis. Ir tikrai nuo 2022 metų iki dabar yra tyriami SARS-CoV tie bandiniai didžiosiose valyklose Kauno, Vilniaus, Klaipėdos. Tas mums leidžia stebėti epidemiologinę situaciją, ne? Tai prisideda prie duomenų rinkimo sveikatos apsaugos srityje, lygiai taip pat socialinėse ar kitų medžiagų kontrolės srityse. Nuotekų sudėtis gali suteikti tinkamos informacijos. Pavyzdžiui, labai įdomus yra narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliekamas tyrimas, kuomet tyriami yra narkotinių medžiagų ir jų metabolitų likučiai nuotekose. Ir tai irgi labai aiškiai leidžia stebėti, kokia yra situacija didžiuosiuose miestuose, netgi savaitės bėgyje, pamatyti, kaip kinta ir kartais tikrai nustebina tos apimtys randamų medžiagų. Tai vėlgi manau, kad yra labai vertinga informacija tiek teisėsaugai, tiek ir įvairiom socialiniam situacijom, kuomet galime spręsti apie tai, kaip Lietuvoje paplitęs yra narkotikų vartojimas. Turiu tokį klausimą, kuris šiek tiek intriguoja ir toks yra šiek tiek galbūt net pikantiškas paprastam žmogui, tokiam kaip man. Besiruošiant šitai laidai, sužinojau, kad egzistuoja toks terminas, kuris angliškai vadinas toilet to tap, iš tualeto į čiaupą. Ir apskritai mes žinome, kad vandens ciklas egzistuoja, visas vanduo, kuris kažkur patenka, jis apeina ciklą ir mes jį vėl atgauname. Bet norėjau pakalbėti būtent apie šitą tokią šiek tiek mūsų higienos normas keliančią iššūkį temą, būtent apie antrinį vandens panaudojimą ir galbūt konkrečiai apie šitą, kai vanduo nepereina viso didžiulio ciklo, bet tiesiog yra su didelėmis investicijomis, priemonėmis išvalomas jau iš pakartotiniam naudojimui, būtent jeigu taip labai paprastai buitiškai sakant, iš klozeto. Ar tokios technologijos egzistuoja, ar jos yra dar tik bandymų stadijose ir apskritai, ar galbūt net tai yra ateitis, ar labiau dabartis, apie ką mes galime kalbėti? Tai nežinau, ar nudžiuginsiu ar ne, bet technologijos tikrai egzistuoja. Ir tikrai yra galimybė nuotekas, tą užterštą vandenį išvalyti taip gerai, kad jį būtų galima ir tiesiogiai naudoti. Bet minėjot toilet to tap, tai aš paminėsiu kitą terminą yak factor. Irgi yra toksai terminas, kuomet suprantame lyg ir, kad vanduo yra išvalytas tikrai visiškai pašalinant iš jo teršalus, tačiau kultūrinės, socialinės, galbūt įvairios ribos nebeleidžia mums to vandens priimti kaip po geriamojo vandens.
Tačiau tokių pavyzdžių jau tikrai yra. Lietuvoje be abejo mes gyvenam labai komfortiškai dėl to, kad didžioji dalis gyventojų, apie 80%, tie, kas naudoja centralizuotai tiekiamą vandenį, geria vandenį iš požeminių giliųjų vandens šaltinių, kur vanduo yra puikus būtent gerimui ir žmogaus sveikatai. Bet yra šalių, kurios susiduria su labai dideliu trūkumu ir tos šalis jau šiandieną išbando tas technologijas, kurios leidžia nuotekas išvalyti tiek, kad jos galėtų papildyti geriamo vandens rezervuarus. Tai vienas iš galbūt puikiausių ir gražiausių pavyzdžių yra Singapūro New Water iniciatyva, ar tai įmonė, kuri būtent ir valo nuotekas tam, kad galėtų papildyti geriamo vandens rezervuarus. Ir turiu pasakyti, kad tai tikrai nebuvo tik tai technologinis laimėjimas. Tai buvo labai ilgas darbas šviečiant žmonės, jiems paaiškinant, parodant ir bandant juos pripratinti prie tos minties. Taigi tas turbūt žingsnis per save irgi yra reikalingas. Pratęskime pokalbį apie nuotekas ir mes dabar kalbame, ne visos jos yra blogos, aišku, iki tol, kol patenka į mūsų organizmą, bet žinau, kad kalbant apie vandens valyklas, jos irgi gali pasitarnauti ne tik tais kaip funkcija valymui, tačiau ir tolimesniems procesams, pavyzdžiui, išgaunant vertingas medžiagas. Ir būtent šitą temą norėčiau jūsų paklausti, kokios tos vertingos medžiagos yra išgaunamos būtent iš nuotekų, kur jos toliau yra panaudojamos. Ir ar vertingų medžiagų tas ekstraktavimas jau yra toks paplitęs reiškinys ir, kaip ir sakiau, kokios medžiagos šiuo metu yra populiariausios, jeigu taip galima pasakyti, ir kur jos panaudojamos toliau? Tai iš tikrųjų ta klasika turbūt jau daug metų ne tik tai nuotekų valyme, bet ir kitose srityse taikomas yra anaerobinis pūdymas, tai yra iš nuotekų valymo metu susidarančio dumblo išgaunamos biodujos, metanas. Tai yra būdas, kaip išgauti energiją, būtent skaidant tas medžiagas ir išgaunant, kaip ir sakiau, metano dujas. Tai yra klasika ir panaudojimas yra labai paplitęs stipriai. Manau, kad tikrai apie tai dauguma iš mūsų žino. Tačiau be abejo tai yra tikrai šaltinis įvairių medžiagų. Nuotekose, ar ne, tam užterštam vandenyje yra labai daug skirtingų medžiagų. Ir antra vieta turbūt po metano yra fosforas. Yra fosforas, kurio nuotekose yra tikrai labai daug ir jisai yra taip pat surenkamas nuotekų dumble. Bet išgavimas, nors technologijos jau seniai yra sukurtos, išbandomos ir stengiamas įdiegti jas pramonė, išgavimas vis dar yra pakankamai ribotas. Tai iš tikrųjų reikia tik tai tikėtis, kad ateityje vis daugiau bus fosforo išgaunama. Fosforas be abejo yra panaudojamas po to kaip trąša dažniausiai, ir ne, kaip žaliava trąšų gamybai. Bet be abejo galim kalbėti ir apie labai daug kitų medžiagų, kurių yra tų pačių įvairių metalų ir kitokių medžiagų, kurių tas išgavimas galbūt labiau yra tik tai tyrimų ir išbandymų lygmenyje dar mokslininkų rankose, o kad plačiau būtų paplitęs, tai dar kol kas to nėra. Inga, negaliu nepaminėti, mes kalbame dabar apie vandens technologijas, bet turbūt bene visose srityse, jeigu kalbame šiuo metu, paminėme dirbtinį intelektą. Toks ir buzzwordas tapęs ir labai mada didelė, bet žinoma, ta mada diktuojama realios situacijos, kadangi dirbtinio intelekto įrankiai yra naudojami bene visur, nuo kasdieninio gyvenimo iki medicinos ir gynybos srities ir panašiai. Tai norėjau paklausti, ar dirbtinis intelektas vandens technologijų srityje jau turi vaidmenį ir keičia tą vandens technologijų galbūt pirminę funkciją ar praplečia galimybės ir panašiai? O taip, tikrai kaip ir visose kitose, kaip daugumoje sričių, dirbtinis intelektas vis didesnį vaidmenį daro šitoje srityje ir didžiosiose
parodose susijusiuose su vandens technologijomis. Matome labai daug sprendimų nuo potvinių valdymo, kas galbūt mažiau susijęs su mūsų šiandienos tema, bet tiek vandens tiekimo sistemose, tiek užteršto vandens valymo sistemose turime labai daug sprendimų, lygiai taip pat ir skaitmeninių dvinių kūrimas yra labai stipriai vystomas. Tos išmaniosios technologijos ir dabar Kauno nuotekų valykloje įdiegta išmani technologija leidžia efektyviau vykdyti biologinio valymo grandį, sutaupyti nemažai energijos ir išvalyti nuotekas efektyviau, bet turiu pasakyti, kad į dirbtinio intelekto, į skaitmeninių technologijų rankas pilnai šitos srities atiduoti turbūt niekada negalėsime. Tai gali būti pagalbininkas žmogui, bet manau, kad yra pilnai suprantama, kad tai yra kritinės sistemos, gyvybiškai svarbios sistemos, todėl juose dirbtinis intelektas ir skaitmeninės technologijos gali būti pagalbininkas, bet sprendimus visada priima žmogus ir tikrai tai gali padėti, bet saugumą ir patikimumą užtikrina visada žmogus. Inga, aš mūsų pokalbio pradžioje pristatydama sakiau, kad vandens technologijos gali tapti įrankiu, kurios galėtų suvaldyti geopolitinių konfliktų situacijas ir panašiai, nes tikrai nepaslaptis, kad vanduo lygiuojasi, turbūt ateityje netgi bus svarbesnis negu naftos ištekliai. Ir kaip vandens technologijos, kaip Jūs manote, jeigu kalbėtume apie viziją į ateitį, ar vandens technologijos ir jų teikiama nauda gali padėti išvengti tų situacijų, galbūt konfliktų regionuose ir vanduo nebebus prabangos prekė? Labai norėtųsi tuo tikėti, kad vanduo visada bus visiems prieinamas, tačiau prognozės rodo šiek tiek kitokią situaciją. Netgi Lietuva, kur prieš kelias minutės pasidžiaugiau, kad gyvenam puikioje šalyje ir geriam tikrai saugų vandenį iš krano. Tikrai noriu visus, naudodamasi progą, paraginti, gerti vandenį iš krano, vietoj plastikinio buteliuko vienkartinio rinktis gertuvę ir drąsiai prisipildyti ją. Tačiau prognozijos rodo, kad vis dėlto net Lietuvoje po 100 metų tikėtina, kad mes jau galim pajausti vandens trūkumą, kad mūsų anūkai, proanūkiai jau gali susidurti su tuo, kad vanduo po truputį taps, nenoriu sakyti, prabangos preke. O ką jau kalbėti apie kitas šalis, tikrai vandens trūkumas gali sukelti geopolitinių įtampų. Lygiai apie tą patį galim kalbėti dabar. Prieš kelias savaitės girdėjom grasinimus, kad norima subombarduoti infrastruktūrą vandens gėlinimo, kur gyvena milijonai žmonių tokiose vietose. Tai gali tapti įrankiu, netgi karo įrankiu. Už tai ir Lietuvoje imamės tikrai priemonių tam, kad vanduo būtų saugus. Tas, kurį tiekiame žmonėms, tikrai papildomos apsaugos paskutinius keletą metų yra diegiamos tam, kad užtikrinti ir saugumą tos tokios geopolitinės įtampos laikotarpį. Džiugu girdėti, kad imamas veiksmų ir vandens technologijas visgi turi didžiulę reikšmę tokiose situacijose. Ir kalbant apie vandens technologijų startuolius, kadangi mes jau kalbame tame kontekste apie Technoramą, inovacijų parodą, kurioje tikrai būna pristatoma daugybė inovacijų ir Jūs pati esate, Inga, dalyvavusi, norėjau pasikalbėti apie WaterTech vandens technologijas, kurios, kaip prognozės rodo, bus ateityje tos pirmaujančios technologijos, būminančios, jeigu angliškų įsireiškimu, ir lyginant su įvairiomis šiuo metu populiariomis technologijomis kaip fintechas ir panašiai, tai vanduo bus tas hot topikas, karštoji tema. Ir norėjau paklausti apie Lietuvos vaidmenį čia. Ar mes galim pasigirti, ar turime startuolių augančių kūrėjų būtent vandens technologijų srityje? Na, iš tikrųjų, Lietuva yra
Manau, kad labai puikioj situacijoje šiandieną, nes tikrai turime ir ruošiame labai stiprų inžinerinį pagrindą. Turime puikias startuolių ekosistemas ir galimybės vystyti startuolius. Tai labai tikiu, kad Lietuvoje jau prie esamų vandenų srities startuolių vis daugiau prisidės ir naujų. Kalbant apie startuolius, turbūt galiu paminėti vieną tokį labai gražų pavyzdį. Tai 2021 metais Kauno startuolio apdovanojimuose aplinkai draugiškiausio startuolio titulą laimėjusi Y-Aquatech, būtent iš KTU aplinkosaugos technologijos katedros kilęs startuolis, kuris labai sėkmingai vystosi, auga ir tikrai nenuklysta nuo tos mokslo ir technologijų vystymo dvasios ir šiandieną vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus. Toje srityje tai, kaip ir minėjau, puikus pavyzdys ir norėtųsi, kad tokių startuolių būtų vis daugiau. Na, o galvojant, kaip ir sakau, apie tą stiprų technologinį inžinerinį pagrindą, kurį gali suteikti KTU ir kiti universitetai, aš manau, kad Lietuva turėtų būti ne kažkokių tai tų tokių buitinių filtrų kūrėja, bet giliųjų technologijų susijusių su būtent ketvirtinių vandens valymu, su jutikliais, biosensoriais ir kitokiais jutikliais vandens stebėsenai kūrimu, lygiai taip pat skaitmeninės sistemos, kaip ir kalbėjome, ar ne, labai didelį vaidmenį atliekančios ir tikrai mūsų žinios, mūsų know-how gali pasitarnauti, kuriant inovaciją šitoj srityje. Inga, kartais genialumas slypi paprastuose dalykuose ir nereikia kartais net ir sudėtingų technologijų. Tai aš paprašysiu, kad jūs pasidalintumėte iš savo patirties, iš savo žiniomis, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie kokybiško vandens, švaraus vandens užtikrinimo savo ir ateities kartomis paprasčiausiais veiksmais savo kasdienybėje. Tai turbūt noriu pradėti nuo to, ką ir jūs pati jau minėjot, nuo tos paslapties, kuri kaip ir nėra paslaptis, bet kartais atrodo, kad žmonės apie tai nepagalvoja. Vanduo yra vienas. Nėra lietaus vandens, nėra geriamojo vandens ar tai nuotekų. Tai yra tas pats vanduo. Ir kaip mes elgiamės su juo, tai labai didelė dalimi nulemia, kokioje aplinkoje mes gyvename ir kokį vandenį galbūt gersime po keleto metų. Tai technologijos gali labai daug. Technologijos tikrai gali labai daug ir jos yra labai stipriai išvystytos šitoje srityje, tai yra neabejotina, kad jos gali užtikrinti. Bet kiekvienas iš mūsų taip pat prisidedam kasdieniai veikloj, nuo pat pirmo, kaip ir sakiau, čiaupo atsukimo ryte, prisidedam prie to, ar galės būti sėkmingai ir efektyviai išvalytas vanduo, ar mes apsunkinsime tą procesą, kuris po valymo mieste paskui pateks į mūsų upes ir jūras. Ne? Tai tikrai paprasčiausi sprendimai. Visiškai nieko nereikia sugalvoti, tik tai į kriauklę ir į unitazą išleiskime tik tai nuotekas. Neišpilkime ten aliejaus, neišmeskime tenais vaistų likučių, neišpilkim kažkokių tai nereikalingų cheminių medžiagų, palikime nuotekų valymo sistemą tik tai tam, kam jinai ir yra skirta. Tai yra labai paprastas dalykas, atrodo lengvai lyg ir turėtų būti suprantamas, bet vis dar dažnai žmonės tai naudoja kaip skystų atliekų išmetimo vietą. Jeigu mes kaip brandi visuomenė visgi pabandysime naudoti šią sistemą pagal paskirtį, tikrai palengvinsime tiek nuotekų valymo sistemoms, tiek ir visai mūsų planetai turbūt, kad kvėpavimą. O dar vienas dalykas yra be abejo vandens taupimas. Kuo mažiau vandens sunaudojam, tuo irgi prisidedam labiau prie vandens taupimo. Gerkim vandenį iš krano, sutaisykim varvančius čiaupus, galbūt dažniau rinkimės dušą vietoj vonios.
Na ir artėjant vasaros sezonui dar toksai labai man būna skausmingas momentas - žolės laistymas geriamuoju vandeniu. Tikrai reikėtų pagalvoti apie kitus būdus. Nuo seno močiutės rinkdavo lietaus vandenį, ne, ir laistydavo pievas ar tai daržus. Tai, na, tas laistymas labai gražu ir malonu turėti žalią pievą, bet ypač sausrų laikotarpiu tikrai būna perteklinis. Ir nenorėkime sulaukti bizūno, kuris yra kitose šalise, kur dronai stebima, ar nepripildytas baseinas, ar nelaistoma žolė. Būkim patys sąmoningi ir brandus, taupydami vandenį ir naudodami jį pagal paskirtį. Ačiū Inga už pokalbį, už tokį gražų rezumavimą viso to, ką čia pakalbėjome. Ir mūsų pokalbį užbaigsiu tokia patarle, kuri tikriausiai labai gražiai ir įprasmina vandens jėgą, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tai aš tikiu, kad vandens technologijų galia padės įveikti net ir tuos didžiuosius geopolitinius iššūkius, bet ir tokius kaip visuomenės sąmoningumas apie vandens reikšmę ir reikšmę mūsų gyvenimui. Tai ačiū Jums dar kartą už pokalbį. Na, o aš visus tuos, kurie mus stebėjo, norėčiau pakviesti gegužės 27 dieną apsilankyti KTU Santakos slėnyje Kaune, kadangi čia vyks inovacijų paroda Technorama. Na, o jeigu kuriate ir norėtumėte pristatyti savo darbus, kviečiame registruotis adresu technorama.ktu.edu. Šiandien sakau iki.